Sveiki! Šiandien noriu pakalbėti apie gėlyno ir pievelės arba vejos susikirtimo liniją. Paprastai žmonės šitą liniją padaro iš akmenukų arba iš plytelių išdeda. Galimas variantas ir apdėti kažkokią tai neaukštą tvorelę iš šakelių. Žodžiu, reikėtų kažkaip tai atskirti, kur prasideda gėlynas ir kur baigėsi veja. Aš pasirinkau šiek tiek kitokį variantą. Nieko čia nededu, tiesiog palikta šita riba. Ir kad jinai būtų ryškesnė, aiškesnė, aš 1 arba 2 kartus per sezoną atkertu vejos kraštą per visą perimetrą ir padarau tokį nedidelį tarpelį be augalų, kuris labai gerai išryškina gėlyno kontūrus. Štai čia galit matyti, kas atsitinka, jeigu šita veja nesutvarkoma laiku, šitas kraštas, ir va taip žolė užeina ant augalų ir žinoma, tai vaizdelis jau tikrai nelabai koksai. Kokį įrankį aš naudoju vejos atkirtimui? Internete galite pasiieškoti, yra įvairios formos, įvairių dydžių vejų atkirtėjai, jie taip ir vadinasi, vejos atkirtėjas, kurie tikrai yra patogus dirbti ir ergonomiški. Aš pasirinkau vienos gana žinomos firmos įrankį, nors jisai buvo labai netipiškos formos ir labai abejojau, ar šita forma gerai veiks ir ar jinai bus paranki dirbti, bet man jinai labai patiko ir šitas įrankis man tikrai labai padeda. Štai taip atrodo įrankis. Jisai iš tikrųjų yra tokios keistos formos su tokiom rankenom, bet dirbti su juo tikrai yra labai patogu. Jis labai gerai atkerta vejos kraštą ir tą kraštą paskui aš tiesiog su grebliuku iškeliu, nupurtau žemę, jeigu tenai jos išsikelia daugiau, ir šitą vejos dalį išmetu, o gėlyno pakraštėlis lieka be augalų ir toksai tikrai labai tvarkingas. Na štai kaip matot, aš labai greitai padariau nedidelį gabaliuką, čia kažkur 1,5 metro gal, užtrukau tikrai labai neilgai ir štai kaip viskas atrodo.
Mano gėlynas yra gana nemažas. Aš jums parodysiu, kiek jisai čia užima vietos. Štai palei visą mano sodo teritoriją. Ir darbo iš tikrųjų nėra mažai, bet su geru įrankiu ir su užsidegimu tai galima padaryti gana greitai. Moteris negali vienu metu dirbti tik vieną darbą. Todėl aš ne tik tai tvarkau gėlyno kraštą, bet ir užkūriau ugnį, kad galėčiau išsikepti šašlykiuką pietums. Mėsytė iškepė, tuoj bus piknikas. Pomidoriukai, agurkiukai iš daržo, svogūno laiškai iš gėlyno. Štai keletas pražydo šitų svogūnų, kurių laiškus aš naudoju. Neatsimenu dabar, kaip jie vadinasi, žiedai, aišku, gerokai didesni būna vasaros pradžioje. Dabar keli pražydo štai tokie mažuliukai. Bet čia tam, kad jūs matytumėt, kokie tai yra svogūnai. Tikrai daugelis, ko gero, žinot, kas tai per augalas. Aš dabar neatsimenu pavadinimo, bet parašysiu. Ir šitie svogūnai yra gerai dėl to, kad juos galima naudoti nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Kai nužydi šitie žiedai, aš juos nupjaunu su visais likusiais lapais ir paskui jie labai gražiai atželia ir būna labai skanus, geri svogūnų laiškai. Na štai, darbas baigtas. Kaip matot, kraštelis lygus, gražus. Tarp vejos ir gėlyno yra šiek tiek plikos žemės. Ir tas kraštelis dėl to išryškėja. Jisai dabar yra šita žemė sausa, bet kai sušlaps, palis lietus, sušlaps, jisai bus ryškus ir tikrai atrodys gerai. Na, pabandysiu dar parodyti iš kitos pusės, nors saulė šviečia, nežinau, kaip čia gerai matysis. Na, kažkas vat štai tokio. Nežinau kaip jums, bet man patinka. Tarp kitko, nepaminėjau dar tokios alternatyvos kaip plastikas, kuris yra naudojamas vejos kraštui atskirti nuo gėlyno. Aš plastiko stengiuosi nenaudoti, tai man šitas variantas kaip ir netinka. Dar gali būti metalo juostos, tai jau yra nebiudžetinis variantas. Ir jeigu jūs šitą dalyką darote savo gyvenamoje teritorijoje, savo kieme, kur nuolat būnate, nuolat gyvenat,
tai verta apsvarstyti tokį variantą. Tai tikrai atrodo labai gražiai ir tvarkingai. Ta metalo juosta praktiškai yra nematoma ir labai gerai apsaugo gėlyno kraštą nuo vejos. Nepaminėjau, kuo dar yra geras šitas būdas. Man jisai patinka tuo, kad galima lengvai keisti gėlyno dydį. Galima jį paplatinti kur nori, labai nesunkiai, greitai. Galima netgi sumažinti, jeigu nori kažkur tai didesnės pievos teritorijos. Prikasiau 2 karučius žolės iš šito gėlyno. Ir ją aš sukompostuosiu. Štai čia yra mano komposto dėžė. Sudėsiu į komposto dėžę ir kitais metais jau turėsiu gero komposto. Štai išėmus tokius gabalus žolės su visa žeme, jose dažnai labai lieka sliekučiai, kurie labai padeda mums kompostuojant žolę. Jie perdirba organiką ir kompostas tampa labai turtingas ne tik tais bakterijų perdirbtais elementais, bet ir sliekų biohumusu. Kągi, diena eina į pabaigą, nors aplinkui dar ūžia, burzgia, žmonės baigia dirbti savo nenudirbtus darbus. O aš su jumis atsisveikinu, giedro jums dangaus ir geros nuotaikos.